Dar norėčiau porą svarbių labai klausimų aptarti, kad visi padiskutuotume. Tai vienas iš jų yra gynyba. Norėčiau kiekvieno iš jūsų paprašyti, pasakyti, kaip jūs įsivaizduojat, kad turėtų Lietuva pasirūpinti į gynybą, nes sutiksit tikriausiai, kad čia yra esminis klausimas apskritai mums. Prašom nuo jūsų, ponas Černiauskai. Na kągi, galėtumėm kalbėti apie tai, kad, sakykime, nori taikos ruoštis karui, yra toks linksmas posakis. Tas, kas nemaitina savo kariuomenės, maitina svetimą ir taip toliau. Bet yra kiti dalykai. Dabar daug kas čia ir palenktyniauja, kiek procentų skirti ir visą kitą reiškia. Bet ar visą laiką tai svarbu? Tie, kurie pasisako už didelius pinigus, matyt mato ir galimybę užsakymų. Bet klausimas, ką mes ruošiamės ginti. Va čia yra pagrindinis dalykas. Ar mes ruošiamės ginti Lietuvą, ar mes ruošiamės ginti teritoriją. Tai va yra du skirtingi dalykai. Apie tai nenori kalbėti daugelis esančių. Yra paprasti dalykai, tai nereikia daug aiškinti. O kad būtų aišku apie save patį, tai va kalbant apie naktinius taikiklius, aš naktiniame taikiklyje mačiau ne tik tai gyvūnus. Kitas dalykas, 91 metais aš paėmiau ginklą ir buvau aukščiausioje taryboje. Dabar aš užsiregistravau į komendantūrą ir žinau, kad reikės eiti. O dėl ginklų ir viso kito, gynyba prasideda, aišku, be ginklų jį neįmanoma, bet ji prasideda nuo žmonių. Taigi mūsų valdžia daug pasidarbavo ir šita ir ankstesnės, kad nebūtų norinčių gintis. Tiesa, Romos imperija, jeigu prisimenate istoriją, žlugo kodėl? Todėl, kad nebeliko laisvų žmonių. Pas mus jų labai stipriai sumažėjo, o norinčių ginti kraštą dar mažiau. 6000 registravosi į komendantūrą. Kas registravosi? Pakelkit rankas. Kur visi? Visi registravosi. Ponia Guobė. Nori taikos, kaip jūs sakėt, kaip senovis romėnai sako, ruoškis karui. Ir tai ne juokingai sakė, o visiškai rimtai. Nes jeigu tu esi stiprus, jeigu tu gali apsiginti, atgrasai priešą, jau jisai nedrįs pas tave eiti. Tai mums iš tikrųjų to reikia. Dabar 4% mes pasisakom, bent liberalų sąjūdis ir verslas, tarp kitko, pasisako už 4%. Taip sudėtinga juos organizuoti, bet verslas pasiruošęs investuoti savo pinigus. Kitaip sakant, paleisti savo žmonės į mokymus, mokėti jiem atlyginimą, mokėti mokesčius ir tie mokesčiai jau pridėtų galimybę tiem 4% atsirasti. Todėl tai labai svarbu. Kas labai dar svarbu, kad yra NATO nariais tapę jau ir Suomija, ir Švedija. Tai Baltijos jūra jau yra mūsų. Dėl to koridorius yra irgi jau šiek tiek saugesnis. Jo labiau kitas dalykas, brigada ir visi kiti dalykai. Visam tam reikia pinigų, reikia lėšų ir be pinigų skirimo gynybai mes niekur nedinksime. Aš pats asmeniškai esu šaulys, esu komendantinis šaulys, aš turiu visus reikalingus ginklus, aš einu į pratybas ir pasiruošęs toj pat eiti, jeigu reikėtų ginti šalį, Lietuvą, savo žmonės ir savo teritoriją. Nes teritorija, mielas kolega, yra Lietuva. Jūs netaip supratote žodį teritorija. Tai kalba eina apie valstybės kitas, reiškia, kurios neva tai ateis mums į pagalbą. Reiškia, ir jos gins teritoriją, bet ne Lietuvos valstybė. Jos gins ES ar NATO teritoriją. Na ir kadangi mes kalbame dabar ir visi labai čia mėgdavo užbaigti, tai dabar nežinau, ar aš užbaigsiu, ar atsiras dar kas kalbantis. Nereikia manyti, kad Putinas su tankais čia važiuos. Yra daugybė kitų metodų. Istorija mus moko kokių dalykų. 1940 metais mes turėjome kariuomenę pasiryžusią kovoti. Nebuvo įsakymų. Dabar gali atsitikti visiškai kitaip. Mums tiesiog smogs į nugarą. Lietuvoje jau yra pagal skaičių divizijos neaiškių veikėjų, kuriuos galima lengvai apginkluoti ir jie šaudys mums į nugaras kartu su vietiniais mūsų veikėjais. Pasižiūrėkite Facebooko ir kitų komentarus, reiškia. Norit atsakyti? Trumpam, 400 metais nebuvo politinės valios, o ne įstatymo. O dabar yra valia. Atėjo valkatos prie mūsų sienos, 4000 suėjo ir valdžia lakstė išsižiojusi. Ministrė organizavo nakvynę, kitas ministras, ką darė, ieškojo pinigėlių. Gal galėtumėm prie paskutinio klausimo Kolega, pastatyta tvora per tą laiką. Prisiminkite, kaip jie statė. 100 metrų pastatė, gražiai nusifotografavo. Galit ryžtis į žygį, apeiti pešiomis palei visą tvorą. Jeigu rasit bent metro plyšį, bus gerai. Tada jūs galėsite pripažinti apygardos laimėtojų. Aišku, jūs stebėti yra nemaža